Sveiki! Ar esate ką nors girdėję apie tokį darbą kaip klientų atstovai? Man pačiai tai buvo labai didelė naujiena, tad šiandien išsiaiškinsime, kągi veikia ir kaip atrodo darbo diena tų žmonių, kurie dirba Mano būstas įmonėje ir yra klientų atstovais. Paprastai kalbant, klientų atstovo darbas yra tarpininkas tarp klientų ir rangovų. Tai mes esam ta grandis, kuri išgirdusi klientų poreikius turi suvesti su rangovu, kad reikalingi darbai būtų atlikti kuo greičiau, klientui dažnu atveju tinkamų laikų, nes vis tiek turime derintis patekimus į reikalingas patalpas. Tiesiog ir atliekam, kaip ir sakiau, dalį psichologo pagalbas. Ne visada pavyksta iš pirmo karto, bet visada stengiamės rasti kompromisą kliento naudai. Aš pradžių susižiūriu avarinius visus pranešimus, ar nebuvo iš vakaro arba naktį atsitikusi name avarijoje ir ar nereikia skubiai imtis skubių veiksmų. Tada sekanti užduotis tai yra atsakyti į klientų užklausas elektroniniu paštu ir skambučiais. O antroje dienos pusėje dažniausiai stengiuosi jau nuvykti į objektus arba planuojuosi gyventojų susirinkimus, kurių metu būtent sprendžiam problemas. Mano būstas klientų atstovas Robertas supažindina su savo darbu iš arčiau. Tai čia yra mūsų pagrindinė sistema servisas, taip ir vadinasi. Joje mes matome tik mums dažniausiai skirtus pranešimus. Aišku, galim pasižiūrėti ir mano kolegų pranešimus. Tai pirmiausia, mes matome statusas, ar tai yra kaip ir remontinis kreipinys, ar tai pirmų atveju, ką mes turim pastebėti, tai avarinis. Tai avarinis yra aukščiausiai visko, tada remontinis. Pagal prioritetą, nes kai yra avarija, žmogus lieka be resurso, tai pirmiausia turi būti ir sprendžiama. Kokių matote remonto darbų? Ką čia tarkim daro? Dabar ką tvarkosi žmonės? Kaip pavyzdys, žmonės gali kreiptis tam tikrų klausimų, kad pas jį, pavyzdžiui, yra nenugenėti medžiai. Ir kur jam kreiptis. Tai mes ir nusprendžiam tą remontinį pranešimą, kur toliau teikti. Tuo tarpu Roberto kolegė Laura darbo dieną pradeda skambučių dėl suplanuoto namo remonto. Labą dieną, Marija. Čia Laura iš Mano būsto skambina. Mes buvom suplanavę remonto darbų stogo, tačiau dabar su darbų vykdytoju pasikalbėjom apie rangovą, kuris turėtų atlikti darbus, ar ne. Tai norėjau tiesiog informuoti ir pasiūlyti, galbūt pabandom paleisti naują konkursą ir paieškoti kito rangovo. Visgi Mano būstas klientų atstovai vieningai tvirtina. Jų darbas dinamiškas ir labai įdomus. Profesija tikrai viena iš įdomesnių, sakyčiau, bent jau pačiam, kiek teko dirbti įvairius darbus, taip pat įdomiausia, nes tikrai niekada nėra liūdna. Situacijų turim daug įvairių, sprendžiam klientų įvairiausius klausimus, pradedant nuo kiauro stogo trūkusio vamzdyno iki konfliktų su kaimynais. Labiausiai kuriozinės situacijos būna, kai kaimynai nesutarė tarpusavį ir tada mums tenka spręsti jų asmeninės bėdas. Šiaip labiausiai man patinka turbūt gyvas kontaktas su žmonėm, iš tikrųjų nesu aš labai ofiso žmogus, ar ne, tai tikrai dėl to šitą darbą ir pasirinkau, ar ne, nes yra daug bendravimo su klientais. Tai Robertai, viena yra jūsų darbas ofise, kurį dirbate, kita yra objektų, kuriuos administruoja Mano būstas lankymas. Mes kaip tik esame mikrorajone, kurį administruoja šioje vietoje Mano būstas, tai ar pačiam dažnai tenka važiuoti į objektus? Taip, tikrai taip, stengiamės iš tikrųjų lankytis kuo dažniau. Tuo pat metu pastebėti galimai tam tikras problemas, dėl kurių gyventojai patys nesikreipia. Stengiamės juos pastebėti patys ir kuo skubiau. Tuo pačiu tikriname, kaip pavyzdys, rangovo atliktus darbus, valymo, tvarkymo kokybę. Tai viena iš mūsų pagrindinių užduočių. Tai būna taip, kad jūs atvažiuojate, tarkim, net jeigu ir neturit susitarę susirinkimo kokio su žmonėm, bet galite įeiti į laiptines, pažiūrėti, ar jose yra švaru, tvarkinga, ar, nežinau, namo tinkas nebyra ir įvertinti tuos pagrindinius buitinius dalykus, ką matom. Taip, tikrai taip, tai tuo pat metu mes visą tai fiksuojame ir siunčiame techniniam inžinieriui. Tad kokių savybių reikia, norint dirbti klientų atstovų? Turbūt kantrybės pagrindinė savybė, ar ne, ir nebijot turbūt to bendravimo su klientais, nebijot bendrauti su įvairiais žmonėm ir drąsos turbūt irgi reikia, nes čia tikrai labai yra daug bendravimo tiek telefonu, tiek reikia įti į gyvą kontaktą su žmonėm. Pirmiausia, reikia būti altruistu.
iš tikrųjų būti šaltų nervų, pažinot bent minimaliai techninės savybės namų. Iš esmės tai noras padėti gyventojams. Šiandien tiek, tikiuosi, kad tikrai daugiau sužinojate apie klientų atstovų darbą, bei pamatėte, ogi kaip atrodo jų darbo diena. Daugiau tokių reportažų rasite tv3.lt. O aš su jums atsisveikinu. Iki.